Labą rytą. Taigi turim 34 dienos rytą ir be 10:07. Tai jau kokį 15 minučių atsibudęs kažkartais. Šiaip norėjau dar eiti miegoti, bet nes kokią 12 užmigau kažkas tokio, tai 6,5 valandikas numigęs. Kaip ir normaliai, bet kaip ir norėtos dar pamiegoti. Bet reikia kilti žodžiu, nes nuo 12:01 valandos prasideda tragedija Urs, žaibai, lietus ir panašiai. Šiaip nebuvo laukai išėjęs, galiu dabar lint, bet pagal prognozę. Tai nuo 12 kažkur prasidės. Tai reikia iki to laiko dar kažkiek tų kilometrų biškių numinti, kad čia paskui per žaibus nereikėtų minti ir panašiai. Na tai turim be 7:09. Jau kaip ir viską čia susipakavau. Tos mano kelnikės neišdžiuvo per naktį. Užsidėjau kitas pakaitinės. Tas bandysiu ant šitos tašės užsimontuoti. Tai bevažiuojant turėtų išdžiūti, jeigu nepradės lyti, nes nuo 10 prasideda valandas pagal viską. Blogs oras, lietus, vėjas, panašiai žaibai. Tai žiūrėsiu, kaip čia seksis šitą dieną, dėl to šiandien biškai anksčiau noriu išvažiuoti, kad kažkiek eitų čia numinti, kol neprasidėjo visi čia tie žaibai ir taip toliau. Tai žodžiu, deduos daiktus ant dviračio, 7 minutės turiu iki 9, manau, kad iki 9 spėsiu pasišalinti iš čia. Tai kol kas tiek ir lėkiu į kelią. Šiandien be to kelionę pradedam nuo 2936 km. Tai kylam į kelią ir žiūrėsim, kaip čia šiandien su orais bus. Nes kol kas tai bejuk sukilęs, jau ir treningiukai iš karto apsimovau, nes ne kažką čia atrodo ir už poros valandų čia, manau, iš visą tragediją turėtų prasidėti. Gerai, išsinežinam iš šitos velnės kilies. Tikrai nepamiršiu palikti patį blogiausiai įmanomą komentarą, nes savininkas tai atsilikėlis kažkoks. Žiauriai nepagarbiai bendraun, žiauriai nepagarbiai elgias, grasin ir taip toliau. Nu žodžiu, tikrai niekada gyvenime čia negrįšiu ir tikrai rekomenduoju daugiau niekam čia nevaryti gyvenime. Žodžiu, viskas išvarau, viskas susikrovęs tašikės, kelnės džiovanos, vėjas sukilęs, lyti dar nelyn. Tikiuosi dar kokią bent jau valandiką nelys, kad spėčiau Dubrovniką pasiekti, ten kur buvo sostų karai filmuoti, tai kad spėčiau kažką biškį pafotkinti, pafilmuoti, kažką padaryti, kol nepradėjo čia lyti žaibuoti. Nu vėjas tai belia koks. Rodė, kad 33 km per valandą. Nu tai dar nėra visiškai tragedija, bet jau į tą pusę. Nežinau, čia prieš tą vėją ant lygaus kelio eina, ant 17 dar paminti. Matysim, kaip čia toliau bus. Dangus irgi ne kažką atrodo. Iki Dubrovnika 14 km. Tai bent jau iki ten pasiekti, kol nepradėjo lyti ir panašiai, o paskui matysim. Nu kažkiek tai saulytį išlenda čia per tos debesis. Čia pro kažkokią gražią įlanką važiuoju. Šiaip visur, kur čia važiuoju tą Adrijos jūros pakrantę, tai visur viskas labai labai gražu. Tik tais truputį bjauriai čia, nes nėra kur normaliai važiuoti, visą laiką kelkraščiu važiuoju čia. Eismas belia koks, kūras, motociklai visokie, nežinau, daug žodžių eismo labai, o kur būt man su to dviračiu nelabai yra kur, tai biški bjaurokai. Dar čia tas vėjas, žiauriai stiprus šiandien, tą dviratį biški mėta, kad po kokią fūrą neužmest, tai reikia žiūrėti. Bet nežinau, viskas kol kas normaliai čia mina šiandien. Truputį gal miega trūkums jaučias, kažkaip ne visai išmiegojau, gal šiandien gerai. Tai žodžiu 7,5 km iki Dubrovnika. Tikiuosi nepradės lyti, kad galėčiau kažką dar pafotkinti. Nes jeigu ten lys žaibai ir dar kažkam, tai tikrai aš ten nevaikščiusiu ir nefotkinsiu nieką. Tai judam dar 7,5 km ir matysim, kaip situacija už tiek laiko bus.
Nu, kalniukai tai neblogai čia šiandien. Gerai, kad tas vėjas didelis. Tai bent jau ne karšta. Į tos kalnus minti. Čia per tokius kalnus reikėtų prie +30, +35, tai ne kažką būt. Žodžiu, judam. Artyn Dubrovniką, lygtais jau tenais. Matos jisai. Kiek čia, kokie 5 kilometrai liko. Tai jau greitai turėtumėm pasiekti. Oho, koksai tilts. Ta tiltą kirsiu ir būsiu Dubrovnike. Tenais Dubrovniks yra kitoj tilto pusėj. Tai bandom kažkaip pervažiuot. Ir bandysim apsižvalgyti, kas ten gera tam Dubrovnike. Kažką pafotkint, kažką pavalgyt gal. Bus matyt. Nu ką, sveiki atvykę į Dubrovniką. Neišeis čia sustoti pasifotkint. Nes reikia persikelti dviratį per tą užtvarą, plius čia mašinų belekiek. Tai judam link centro biški ir tada pasižiūrėsim, kaip ten kas. Nu, čia belekiek užkilom į tą kalną ir žodžiu iki centro čia reikia atgal nusileisti man į apačią. Kažkur 100 metrų. Tai bandysim po biški pradėti leistis į apačią. Čia kažkaip tom gatvikiam žemyn ir apsižiūrėsim, kaip čia tas Dubrovniks atrodo iš arčiau. Čia besileisdams kažkokį užkampį biškį užvažiavau, kur nelabai judesi yra. Tai žodžiu, tas kelnikes žiūriu jau pradžiavusias yra. Tai reikia greitai persimauti, kol čia nieks nemato. Užmačiau parduotuvikę, sustoju parduotuvikę, pasimsiu kažką užkasti, gal kokį sumuštinuką rasiu ar kažką. Ir reikės įdėti tada tenais į patį jau tą centrą. Nes tenais pačiam centre tai jaučiu be 20 eurų kokį nepavalgysiu, tai geriau čia už porą eurų pavalgysiu. Įpaita kažkokia šiukšlė į akį. Žodžiu, stau čia taip parduotuvikiai, pasiėmiau šaltos kavytės, korosanų ir sumuštinį. Tai sumuštinį su kavytė dabar suvalgysiu, o tą į kelionę įsimesiu jau ką, kad turėčiau kažką užkasti. Nu va, pavalgėm pusrytukus, galim judėti link centro. Porą kilometrų čia lieka iki centro. Daug kalnų, daug pakalnių. Bet nuvažiuosim kažkaip. Dar bevažiuodams užmačiau bankomatus. Reiktų pinigų pagaliau nusimti, nes čia visai ką be grynųjų aš būnu. Visai ką čia problema su tais grynais. Jeigu čia jis kažkaip dviratė, tai eim. Bandom nusimti biškį pinigų ir judėsim tada iki centro. Nu va, įlendom į senamiestį. Tenais matos ta pilis, kur sostų karai buvo filmuoti. Čia šiaip visokias sienas, pilis. Čia dar kažkoks bokštas. Pabandysiu dar toliau pavažiuoti, bet tai čia daug visur visokių uždraustų zonų, visokių leidimų visur reik. Nežinau, čia galiu aš važiuoti, negaliu. Gal čia mašinom tikrais leidimų reik, gal ir žmonėm, tiksliai nežinau. Nu, bet da, pabandysiu kažkur čia biškį pavažinėti, kiek čia išeis. Įspūdingai atrodo. Čia tos visas pilies sienos. Gali čia vaikščioti, viršum tos sienos. Vau. Tenais pagal viską aš į apačią dar turėčiau nusileisti kažkaip. Pažiūrėsim, pabandysim, kaip čia kas gausis. Paskui aišku viską į viršų čia atgal reikės užkelti. Nu, matysim. Kokios čia vietos. Nuostabios. Vau. Tikrai nesigailiu, kad čia atvažiavau. Čia irgi. Nu, čia jau išėjai į tą apačią nusileisti. Prie tų pilių. Pabandysim toliau čia pavažiuoti, pažiūrėti. Kur čia išeis man dar nuvažiuoti. Bet taip, kaip įspūdingai čia viskas atrodo. Pasaka. 100% užskaitau. Bet eismas ir žmonių tai nežmoniškas. Vos čia pravažiuoti kažkur eini. Gal dar visai nieko kokią suvenyrų parduotuvę būtų rasti. Kažką tais pasiimti su atributika. Čia šitą miestelę su tom pilim dar kažką. Nežinau, reikia kažkur sustoti. Pasižiūrėti, ar yra kokie suvenyrų parduotuvė čia aplinkui. Bet tai nelabai čia net kur sustoti yra. Reikia bandyti kirsti gal gatvę kažkaip, bet čia mašina irgi milijardas.
kažką sugalvosiu. Na tai, ko norėjau, neradau, bet bent jau magnetuką kažkokį pasiėmiau. Tai nežinau, vis šis tas, nes mačiau yra daugiau suvenyrų parduotuvių, bet jau tenais į pačią tą pilį, žodžiu, tenais reikia eiti, o aš ten su dviračiu tikrai nepakliūsiu. Ir man rodos 20 eurų įėjims tenais dar kainuoja, tai tikrai neverta kažkur palikti dviratį, 20 eurų mokėti, kad įeiti į tą pilį. Tai dar čia apsuku ratuką, kažką pasifotkinu, kažką apsižiūriu ir reikės po truputį lysti lauk, manau, iš to Dubrovniko. Na, matau, kad tenais milijonus turistų stovi. Tai reikia pažiūrėti, kas tenais tokia įspūdinga, kad visi taip renkas tenais. Ai, tai čia ir matos ta pilis iš arti, kur sostų karai buvo filmuoti. Neblogai. Jeigu išeis kažkaip čia prieiti, reikės irgi nusifotkinti. Ten kažkoks žmogiuks su baidarė per tokius bangas čia varo. Gerai. Čia ta pilis. Čia pilies sienos visokios. Žiauriai gerai, bet jau jaučiu, kad čia parein bele kokia audra. Tai manau, po biškį reikia pradėti neždintis iš čia, kol dar yra laiko. Nu tai ką, apvažiavom čia tą Dubrovniką. Labai gražus miestelis, tai jis nėra, jisai didelis čia. Visas miestelis realiai kokie 5 kilometrai tai pravažiuoti. Tai žodžiu, kylam atgal į kalną, iš čia kur nusileidom link tos pilies. Tai žodžiu, užvažiuojam ten į viršų ir tęsim toliau savo kelionę, pagal maršrutą bandom važiuoti. Tik tais matau pro čia, kur aš nusileidau, tai čia yra vienpusis eismas ir eismas čia belekoks, tai tikrai prieš eismą nevažiuosiu su dviračiu. Užsistumsiu dviratuką čia į tą kalną, šaligatviuks mažas yra. Nieka tokia čia, nėra jisai didelis, kokį kilometrą, pusantro čia reikės pasistumti. Tai nieka baisaus. Sudėtinga čia buvo išvažiuoti ir prieš eismą biškį reikėjo čia pavažiuoti. Nu, bet lygtis išlindau, lygtis viskas tvarkoj. Tai žodžiu, čia dabar pasisuksim į dešinę pusę ir kaip ir turėčiau lygtis į maršrutą savo grįžti. Čia tas kalnas, tai nesąmonė iš to Dubrovniką išvažiuoti. Tenais va ta pilis buvo į čia kokį porą kilometrų. Nuo 10 iki 15 visai procentų įkalnė. Ir vietos nieka nėra. Čia visokie autobusai važiniai. Žodžiu, vos vietas čia yra prie to prisispaudus, kad pravažiuotų. Paminti irgi nelabai čia eina. Per status kalnas. Dabar besistapint jau kiaurai šlapęs esu, nors davė vėsi diena. Ir dabar čia užvarysiu į tą kalną ir iškart matau bus status nusileidimams ir paskui vėl toksai pat kalnas. Tai smagiai užkilau į tą kalną, žiūriu, kavos aparats yra, mažos kavikės pasimsiu ir iš karto, kiek ten, 8-9 procentų nusileidimams, nelabai daug traukia, 8 lygtis. Nusileisim, paskui vėl kelsim. Nu tai atsigersiu čia kavytės, biškį, pailsėsiu ir varysim toliau. Nu, atsigėrėm kavytės, leidžiame žemyn. Žodžiu, rodo 30 minučių, kad prasidėsiu tie žaibai. Kaip kėsdavo, kės. Jeigu reiktų čia prieš vėją minti, tai nesąmonė būtų gerai, kad kol kas dabar leidžias, bet tuo ir kilti reikės. Tai žodžiu, varom, kol pradės lyti, žaibuoti, paskui nežinau, ką darysim. Bandysim kažkur pasislėpti, arba bandysim toliau minti, nežinau, įlenti į lietpalmę ar kažką tokią. Nu, žodžiu, vėjas vis dar belekoks, jau pagal viską turėjo lyti, žaibuoti, bet kol kas tik tais keli lašai nukrito. Tai da nebuvo realiai lietaus, nu bet vėjas tai baisus. Jaučiu matos, o Jėzu, kaip arti. Jaučiu matos iš medžių, čia krūmų visokių. Tai nežinau, išeisim, kada čia užpuls tas lietus, kada čia užpuls tie žaibai. Žodžiu, turim dabar 1 valandą, tai žiūrėsiu. Gal kaip užpuls tas lietus, reikės stoti į kokią užkandinę pavalgyti. Pietus,
gal praeis biški, bet šiaip visą dieną paskui rodo tos žaibus ir lietų. Nelabai šiai kažko išlauksim. Nu bet žodžiu, kol kas toksai planas, kai pradės lyti žaibuoti, tada stoti kažkur pavalgyti. O iki tol minam. Nu ką tik prasikeičiau su kažkokiu žmogiuku, žiūriu dviratininkas, stumės dviratį. Sakau, viskas gerai, sakau, gal pagalbos kažkokios reik. Saka, ne viskas gerai, bet saka, kažin ar padėsi. Tai galiniam rate 3 špykiai nulūžė. Tai dabar 14 km iki Dubrovniką stumės dviratį ir bandys senai sutaisyti. Nu, sakau, nelabai, aš kažkom galiu padėti to špykį sutvarkyti. Turėčiau atliekamų kokių, gal kažką reiktų sukonstruoti, bet tai neturiu tokio dalyką, tai tikrai nepadėsiu, kad ir norėčiau. Tai žodžiu, iš Olandijos atvažiavo iki čia žmogus. Tai irgi čia tur kokius jau 4000 jaučių kilometrų jisai. Tai sutinki čia žodžiu tų tokių keliautojų kaip ir aš panašių. Šitam čia kely leidžius nuo kalną 1–2% nuokalnį. Bet vos pamintė koks vėjas. Į veidą išviembėlę kaip pučiai. Bet bent jau pliusas, kad nuo tos autostrados čia į kažkokį keliuką iššokau. Tai čia viena kita mašina tik pravažiuoja. Tai biški ramiau. Bet vėjas tai nežmoniškas. Kol kas per šią kelionę turbūt didžiausias vėjas šiandien pasitaikė. Nu bet nešalta po maikutę, po šortais minu. Ta temperatūra kokį 22–23 šiandien. Tai nežinau, normaliai, jeigu kokią kaklą tik neperpus, tai viskas gerai bus. Viskas. Pradėt lyti. Dideliais tokiais lašais, retais. Bet jau lyn. Ir čia dabar kaip tik nuo civilizacijos nusukęs esu. Tai jokio stogiuko, niekur nėra. Tai nežinau. Dar kol kas biškį pamenu. Jau ant akinių matau krent lašai. Dar kol kas pamenu, jeigu čia pradės nors biškį stipriau lyti, reikės tą kandonkikę dėtis ant kuprinės, kad dokumentai nesušlaptų, piniginės, pinigai visokie ir taip toliau. Ir nežinau, pats gal irgi balionkikę kokią apsimausiu. To lietpalčio gal ir nesimausiu, nežinau, nebent čia baisiai pradės lyti. Kol kas nelabai čia gražiai atrodo tas dangas. Nu matysiu. Da, biškį pajutu. Būtų gerai rasti kokią stotelę ar kažkokį bent jau stogiuką trumpam. Nu jau stipriai lyn. Reikia viskas rengtis kažką. Balionkę mautis, nors šilta yra, bet vis tiek reikia mautis balionkę jaučiu. O, pataikiau. Mautis balionkę ir mautis kandonkikę tą lietpalčią nesimausiu. Gal kažkaip apsieisim be jo, tikiuosi. Ant batų irgi nieko nesimausiu, tiek to nėra šalta čia. Kad ir sušlaps tos kojinės, nebus didelios problemas. Gerai, žodžiu, apsimuturiuoju čia, nuo lietaus biškę aprangą kažkokią. Ir judam toliau, nėra pasirinkimo, čia vis tiek nestovėsi kažkur laukuose atsistojęs. Na, buvau sustojęs porą minučių, nusiėmiau vėl tą balionkikę. Ant kuprinės pasilikau tą užsidėjęs nesąmonę. Lygtais apstoja dabalyti, čia kokį 20 minučių palėja, bet nebaisiai, bet labai dideliais tokiais lašais. Tai pasižiūrėjau orų prognozę, tai rodo, kad dabar porą valandų po biškį taip lys nestipriai, aišku vėjas didelis ir panašiai. Ir o nuo 6–7, nu greičiau važiuok, o nuo 6–7 žodžiu rodo po 20 mm lietaus, kad bus per valandą. Tai žodžiu būtų gerai iki 6 valandas jau kažkur būtų apsistojus. Tai kol kas dar minam, iki Juodkalnijos sienas mačiau yra 15 km dabar nuo čia, kur esu. Turim dabar 2 valandą, jau visai kaip ir net sakyčiau kažką pavalgyt. Tai nežinau, šiaip Juodkalnijoj ar Kroatijoj tos pačias kainas, plius minus užkandinių. Tai jaučiu kokią pirmą užkandinę pamatysiu. Turbūt ten ir stosiu kažką pavalgyti.
Bet ne iš parduotuvės, norėčiau kažką iš kandinės pavalgyti, gal kokios rybytės visai suvalgyčiau. Tai žodžiu, menam ir ieškom, kur pavalgyti. Nu, čia panašu į kažkokią užkandinę. Bandom gal sustoti, pasižiūrėsim, čia yra kažko valgyti. Taigi atvariau į tą restoraniuką. Užsisakiau fazanų sriubos su fazanų kukuliukais viduj ir free bulvyčių. Tai žodžiu, einam papietauti ir judėsim link Juodkalnijos. Nu, taigi kaip ir pavalgiau. Tai pirmą kartą fazanų valgiau, mėsos. Tai šiaip ta fazanų sriubikė su fazanų mėsa tai tikrai skaniai buvo, tik mažai, aišku, ten jos buvo. Ir šiaip biški mažokai bendrai čia buvo tų pietų. Na, kaip ir pavalgiau. Bet būčiau dar maždaug tiek pat galėjau suvalgyti, kiek ten visko buvo. Na, bet viskas okei. Tai dabartinis planas, čia nežinau, kokį 10 gal kilometrų iki Juodkalnijos sienos yra. Tai būtų iki tos sienos neblogai dar rasti kažkokią parduotuvę. Nes vandenuką kokį 300 ml telekė yra. Tai pasimti vandenuką. Gal, nežinau, dar kažką pasimti, kokią bulkutę dar suvalgyčiau gal. Nu, matysiu, žodžiu. Dabar plans surasti parduotuvėkę kažkokią. Ir tada judėsim pro sieną į Juodkalniją. Ai, be to, lygtais neminėjau, tas ribyti kainavo 10 eurų, bulvytės 4 eurai, tai už bulvytės ir sriubą sumokėjau 14 eurų. Ten tipo rimts restoraniuk skaitos. Ten jeigu kažką, kokį vištienos, filę, kažką būčiau ėmęs, tai 2-4 tenais eurai kainikės. Tai tokias nemenkas. Į didžiąją pusę. Na, bet restoranas skaitos. Nėra ko norėti. Tai, na, svarbu pavalgiau, svarbu radau sriubos, norėjau sriubos. Dar čia plius tokius mandresnės sriubos radau, kur turbūt gyvenime daugiau niekada neparagausiu. Tai, manau, verta vieną kartą vis tiek čia sumokėti tiek pinigėlių. Nieko baisaus. Radau parduotuvikę. Nusipirkau čia vandens. Ir pasiėmiau snikerį, bet nevalgysiu dar to snikerį. Jeigu ką, už kokią pusvalandžio valandas šausiu, tai prisipirkau vandens į gertuves ir judu tolyn. Vis dar bele koks vėjas, jeigu ką. Na, žodžiu, iki Montenegro sienos 6,5 km, bet vieni kalną. Ir lyti pradėjo. Čia bele kokie vėl debesis užėjo. Biški čia į stotelę sustosiu, nuo to lietos pasislėpti. Ir apsižiūrėsiu dėl hoteliukų kokia situacija. Kaip ten kas, nesivažiavus į Juodkalniją, nu turėsiu internetą, bet reikės ten biški korteles keisti ir panašiai, žodžiu, bus reikalų, nes lietuviškas internetas jau tenais nebegalioja. Na, lygtais radau čia kažkokį apartmentą už 30 euriukų. Tai nuo čia 21 km, bet reikės dar sieną kirsti. Nežinau, kaip ten tie sieno patikra, ilgai užtruksiu, neilgai užtruksiu. Ir rodo, kad labai didelis eismas, kamščiai dabar šiuo metu ir plius lyna. Tai nežinau, čia 20 keli kilometrai iki čia yra. Tai nežinau, reik jaučiu vis tiek tą imti hoteliuką ir vis tiek kažkaip įveiksim. Žodžiu, dabar turim be 24, tai čia 2 keli kilometrai, nu tai ką žinau, iki pusės 6 čia blogiausia atveju nuvarysiu tenais, manau. Tai manau bus gerai, nes šiandien visą laiką prieš vėją tokia sunkia diena pakankamai. Tai užteks, manau, ir tiek 100 kilometrų. Tai čia kokį šiandien, nežinau, 8 kažkas į tą pusę kilometrų turėsim, tai manau bus gerai. Tai žodžiu, bukinos ir judu pro Juodkalnijos sieną. Ir judu link viešbutuką. Da į parduotuvę kažkokį reikės tų Juodkalnijų sustoti, apsipreikiam kažką. Na tai užsisakiau hoteliuką, apsimoviau strikytę, lendam į lietų ir minam link sienos. Žiūrėsime, ten tikrins daiktus, da kažką, tikiuos pasą patikrins į praleis, nes čia per lietų stovėti nesinori. Gerai, žodžiu, judu. Eina savo, 3 km iki sienos. Arba ne. Nu bet žodžiu, eilė belė kokia, čia tipo man laukti.
Nu, aišku. Ką žinau. Nu, laukiam, ką žinau, stovim čia ant lietaus. Nu, va, kirtom sieną. Šiaip viskas ten greitai praėjo, tik tais kad eilė. Ten kokį pusvalandį, kol žodžiu, jau Montenegro ženklas. Tikrai reikia nutraukytę pasidaryti ir judam toliau. Kas čia, dar viena siena, dar vienas patikras. Ar kaip čia suprasti? Nu, pralindau pro tą antrą patikrą, sustojau prie vieno langelę, pažiūrėti ant mano ID kortelę, dar kažką, rodo tenais į šoną prie kitą langelę, kažką, patikrai kažką. Nuvariau prie to kitą langelę, nieką nei pasą nežiūrėjo, rodo, kad važiuok toliau, tipo viskas tvarkoja. Nu, įdomi čia viskas vyks. Žodžiu, judam tolyn. Biški lietus nurima, lygtais vies nurima, čia atrodo gražiai norisi eint, bet... Nu, degalinę tą, bet to turim, reiks sustoti degalinę. Kažką, apsiprekim biški. Nelabai ten, kas buvo toj degaliniai, tai nieką nepirkau, bet Wi-Fi'us buvo, tai Wi-Fi'um pasinaudojau. Susižiūrėjau ten, kur tiksliai važiuoti, užsidėjau ant telefono maršrutą, kur tas viešbutuks viską, nes kažkaip, vaizau, čia šunis prasideda, bet nepeks lygtais, draugiškai, taip tik tais lovai. Žodžiu, užsidėjau maršrutą iš karto, nes arba čia dėl to, kad ant sienas buvau realiai dar, tai čia grybą pjovė tas mano internet, arba nežinau, čia tą, kur pasiėmiau eSIM kortelę, kažkas ne taip, nes lygtais negaudė internetą, tik tais gerai, kad iš to degalinės pasigauta Wi-Fi. Tai minu tolyn, iki hoteliuką mačiau, nuo tos degalinės buvo 16 km, tai kokius 2 km jau numyniau, tai kokį tą 14 liko. Tai žodžiu, judam tolyn, į kažkokią tą parduotuvį, reikės sustoti tada jau kažką apsiprekinti. Gal ten jau kažką rasti, nes degaliniai tai nieko nebuvo. Norėjau sakyti, dviračių takai iš karto yra ir tokias duobės dviračių takuose. Čia jau antrą tokią baisią duobę pravažiuoju. Na, bet vis tiek, geriau negu Kroatijai. Kroatijai tai iš vis nei tokių nėra realiai. Tai atrodo dangus. Negreičiau man rodos skaitinti iki hoteliuką. Nes čia toj vėl tie žaibai, lietai visokie užplaus. Nu ką, iš Juodkalnijos pusės prasideda paplūdimiai visokie. Šiaip ir plens, ir šaligatviai, nežinau, viskas ledas kol kas. Ten pradžioje biški buvo bjaurių tokių dviračių takų, bet šiaip tai va, platus, lygus, kur ir būna važiavimai ar šaligatviai kažkokie, viskas lygiai padaryta nuvažiuoti. Jokių, kad ten trankyti tą dviratį reikėtų. Nežinau, kokiais dabar keliais važiuoju per visą Kroatiją, ten nežinau kiek aš nuvažiavau, kokius 600, gal 700 km per Kroatiją, tai nebuvo nei kilometrą tokios atkarpos, kas čia iš karto vos tik įvažiavęs prasideda. Tai Kroatijai už kelius, šaligatvis ir panašiai duodu kokį 1 balą iš 10, geriausiu atveju. O čia jau visai neblogai atrodo. Jau ir kokius 9 gali duoti iš 10. Vau, visai gražiai čia atrodo. Medžiai, prie vandenčio parkiuks kažką. Šiaip iš viso kol kas, tai Juodkalniai labai gražiai visai atrodo čia. Nu, ta prasme iš susitvarkymo pusės, tai viena tokia tvarkingesnių kol kas, kiek važiuoju šalių. Viskas tikrai tvarkingai. Nei šiukšlės kokias mėtos, nei dar kokių nesąmonių. Užskaitau. Panašiai kaip Austrija. Kokia Austrija irgi labai tokia tvarkinga, švari, viskas normaliai tenais buvo. Tai Austrijai. Čia irgi kol kas viskas liuks atrodo. Čia kapinės. Neblogai atrodo. Užskaitau irgi. Kol kas viskas labai čia man patinka. To Juodkalniai. Ir ką pastebėjau, tai daug va tokių visokių ir, nežinau, pravažiavimų, daug posūkių, siauras gatvikės, bet visur geras kelias, nežinau, čia drąsiai gali ramiai varyti.
Aišku, va yra tokių gulinčių policininkų karts nuo karto, tai reikia jau pristabdyti. Bet nėra jie kažkokie labai baisus. Ant 20 va dabar pravažiavau, tai visai viskas ok. Tai žodžiu, būtų kol kas, bent jau kiek matau, 10 iš 10, ta Juodkalnėje, jeigu nenaudotų kirilicos. Bet kadangi viskas kirilica parašyta, tai 9 iš 10 duosiu. O, į tuneliuką lendam. Nelabai patinka man tuneliai, bet šis visai nieka. Atrodo toks tvarkings. Ir apšvies, nereikia nei šviesos jungti. Tik tais, kad manęs jaučiu nemata nieks. Aš neįsijungia šviesos iš galo. Nelabai gerai dėl to. Bet nieko, išgyvensim, turbūt. Opa, išgyvenom. Viskas tvarkoj. Vėl stipriai lyti pradėjo. Dar vėjas sukilo vėl. Na, bet nieko, čia iki hoteliuko man 3,5 km liko. Tai neištirpsiu, net cukrinis esu. Nesideda jokių strikių nieko, kaitinu taip ir viskas. Denovičiai, ar kaip čia taris, nežinau. Žodžiu, čia mėgosiu. O, koksai da kruizinis laivas, plauk didelis. Oho, įdomiai. Žodžiu, nuo čia vos tik įvažiavęs į tą miestelę, matau 400 metrų. Tai kažkur po dešinę suksiu, pasileisiu kalniukų žemyn ir turėtų būti tas hoteliuks. Tai tuoj susitiksim. Pagal viską čia kažkur turėtų būti. Dabar va kaip tik prieš sekundę nustoja lyti, lygtais. Nu jau nebelyn. Gerai, žodžiu, nusivalau tada telefoną nuo vandens ir susižiūriu kaip čia kas. Opa. Stovės dviratukas. Viskas tvarkoja. Atvariau į hoteliuką, nusimaudžiau, užmečiau skalbti rūbus. Ir žodžiu, kiek aš čia grįžęs tam, kiek čia atvaręs tą hoteliuką esu. Nedaug. Belekai pradėjo lyti. Va dabar tikrai audra ir žaibai. O, matėt? Ir žaibai, ir griaustinis, ir audra, tai super laiku pataikiau. Žodžiu, užsikaičiau bomžasriubę tą į tokį puoduką čia savo, nes paprastą puodą čia neturi tik va tokias lėkštas. Tai pavalgysiu, bus čia mano vakarienė. Ir eisiu video padidinti dar kažką, tai kol kas tiek. Ir reikia uždaryti šitą balkoną, kad nenutrenktų manęs. Dabar iš visą katastrofą prasidėjo. Iš vien merk dangus, iš vien žaiboj. Beleką čia dangus su žeme maišos. Dabar kaip tik nurima, aišku, kaip ištraukiau. Ai ne, nenurima, čia žaiboj. Duot belekaip. Baisiai net į lauką iš tikrųjų išeiti. Nu jo, per tokį oriuką mintį tai nebūtų smagu. Nu kągi, taigi turim beveik 11:30, čia biškį užsidirbau su tais video editinimais. Tai jaučiu, šiandien dienikę užbaigiam taip, laiks jau miegoti, kiek čia galima prie to kompo dirbti. Tai labanaktis, chebrytį ir pasimatysim rytoj.